Aš buvau Lenkijoje, reiškiasi, kur Paganygas Lenkų valstybinė kompanija daro žvalgymą į gręžinį skalūnų dujoms. Buvome, reiškiasi, to gręžinio aikštelėje. Jeigu įdomu, tai yra 20 km nuo Gdynės, 20 km nuo Lenkijos pajūrio, Vechlijevo, reiškiasi, vietovėje. Ten kalbėjom su Lenkų biologais, su specialistais. Jie išaiškino, kokia ten yra situacija, kaip yra išduodami leidimai, kaip yra derinami projektai, kaip yra prižiūrimi tie visi dalykai. Ir aš siūlyčiau, kad ir daugiau, taip sakant, mūsų komiteto narių ar kitų, reiškia, Seimo narių pasidomėtų, kas vyksta tikrovėje, kaip vyksta darbai pas mūsų kaimynus, nes ten yra išgręžta per visą Lenkiją 240 žvalgomų gręžinių. Tame skaičiai 42 gręžia Lenkų valstybinė kompanija. Per tą visą laiką nebuvo nei jokių avarijų, nei jokių užteršimų, viskas griežtai kontroliuojama. Bet Pauliau, tik tai dujų nerado, ne? Tai kiek gręžia valstybinė kompanija? 42 dabar gręžia. Kai kuriuose rado dujas, mums rodė, reiškia, filmuotą medžiagą, kaip su to tirpalu išeina tos dujas, kai kuriuose nerado. Į tos klausimus, kiek ten yra dujų, jie skaito, kad čia yra jų paslaptis, kol mokslininkai nevertina, jie negali sakyti. Aišku, kiekai netokie, kur skiriasi. Kieno kvietimu buvo? Aš buvau kvietimu nuvažiavęs Lietuvos mokslo akademijos, jeigu jūs domina, kas su manim važiavo. Komitetas leido. Jo, komitetas leido, bet aš pasakysiu. Aš gavau informaciją irgi šią savaitę, kad investorius irgi pasitraukė iš jų. Kai kurie pasitraukė, Abudu valstybė nelieka. Ne, aš tik tai noriu pasakyti, kad mes neturime pasiduoti, reiškiasi, tiem dalykam, kurių patys nematėm, nežinome, neturime naujausias informacijas, o šitų grėsmių, buvusių grėsmių, tai jų buvo ir bus ir reikia. Gerai, eina pasirašym. Seimo teisės departamento išvadai. Mėlėjai, judame priekį. Teisės departamento išvadų rengėjai siūlo pritarti. Pirmai, antrai, Aistrida. Taip, šiandien ryte. 8:30 buvo gautas Seimo kanceliarijos teisės departamento išvada, 16 pastabų, daugelis jų iš tikrųjų redakcinio tikslumo pobūdžio. Siūloma atkreipti dėmesį, kad iš tikrųjų reikia sąvokas suvienodinti, patikslinti kai kurias daugelioje vietų formuotės. Tai, kaip ir sakė, pirmai pritarėm, antrai taip pat siūlom pritarti ir atitinkamai tobulinama. Trečioji taip pat yra tobulinama, ketvirta siūlome pritarti iš dalies iš tikrųjų, dėl to, kad mes manome, kad atskirimas, kad yra teisė tirti ir leidimo konkretaus atlikti tyrimo, išskyrimas mūsų projektai yra pakankamai aiškus, yra 2 atskiri straipsniai, o kvalifikacinius reikalavimus, norint gauti šią teisę, užsiimti tokiais tyrimais, manome, kad galima įtvirtinti poįstatyminiais teisės aktais, užtat siūlome pritarti iš dalies teisės. Pritarėm pilna apimtimi ir atitinkamai tobuliname antrąjį straipsnį. Pritarėm, 7 siūlome nepritarti ir konkrečių institucijų įgaliotų ar valstybės kompetentingų siūlome neįvardinti, kadangi šioje vietoje gali būti tiek valstybės jau turinčios kompetenciją atitinkamą institucijos, tiek papildomai vyriausybės įgaliotos institucijos, ryškiai su šitom naujai mūsų siūlomom įstatymo pataisom. 8 pritarėme, 9 pritarėme, 10 taip pat pritarėme, 11 pritarėme, siūlom tobulinti atitinkamai nuostatas, 12 taip pat pritarėme, 13 pritarėme, 14 pritarėme, 15 ir 16 taip pat pritarėme. Atkreipiu dėmesį galbūt į 16 pastabą, tai buvo iškilęs klausimas ir Seimo plenarinio posėdžio metu. Mes iš tikrųjų atkreipė dėmesį, kad savo nuostatose tik tais vienam straipsnėje pradėjome vartoti išplėstinį tyrimo ir naudojimo sąvokų formuluotes, tai yra paieška žvalgyba. Ir pasitarę su specialistais iš tikrųjų priėma vieningos nuomonės, kad galiojantis ir mūsų siūlomas projektas yra pakankamai tiksliai išsiaiškinti. Ačiū labai. Kolegos, dėl teisės departamento neturite pastabų? Viskas gerai. Tada Seimo narių siūlymai. Pirmas siūlymas Markauskas ir Raimundas Paliukas. Išvadų rengėjai siūlo pritarti iš dalies, tada Aistrida prašymą. Čia iš tikrųjų eina kalba apie sąvokų tobulinimą. Tai galbūt mūsų komiteto argumentai ir pasiūlymas yra išdėstys tas, aš tada iš karto norėčiau perduoti žodį, jeigu nepritarė pasiūlymo teikėjai.
Prašau, mes siūlome iš dalies, sutinkate? Nu, aš su tuo sutinku, kadangi ten irgi vakar, kai mačiau Lenkijoje, tai yra įpumpuojami tie propantai, vadinami, tie mažiukai rutuliukai. Tai čia va tą mes įvedam, kad tas irgi gali būti. Nereikšmingai cheminiai, polimeriniai daliniai. Aišku, ačiū, balsuoti reikia? Ne, ačiū. Antras siūlymas, Aurelijos siūlymas ir Raimondo siūlymą pritarti iš dalies. Taip, čia vėlgi yra kalba apie laidojimo sąvoką. Sutinkate? Ne, tai čia yra, mes pritarėm iš dalies, iš esmės ir išsakom savo argumentus, kad iš tikrųjų reikia praplėsti atliekų sąvoką, kadangi tai gali... Tik sąvoką. Taip, ne tik tais kasybos pramonės atliekos. Tai čia pritarėm komitetų konferencijai. Gerai, reiškia, pritarėm. Toliau, ketvirtas Aurelijos siūlymas yra pritarti iš esmės ir pritarti iš dalies. Raimondo siūlymai pritarti iš dalies. Kitos atliekos. Taip, kitos atliekos. Laikymo žemės gelmėse. Tinka? Pritarėm, tinka. Toliau, Aurelijos iš esmės. Raimondo pritarti iš dalies, naudingus iškasenus keičia sąvoką. Prašau, Aistrida. Taip, tai čia irgi mes tiesiog tobulinom, kas yra išstojyti angliavandeniliai, kas tiesiog yra tradiciniai. Tobulinom sąvokas, aš manau, kad čia Tinka komitetų nariai. nesipriešinant labai smarkiai. Jeigu ką sakyti, devintas siūlymas Aurelijos ir Raimondo pritarti Raimondo siūlymui. Taip, įvesti naują sąvoką kasybos pramonės atliekas į įstatymą, mes tai pritarėm. Netinka komitetų nariai. Ačiū, 11 siūlymas Raimondas iš dalies. Mes manom, kad iš tikrųjų tikslinga atskirti tyrimų teisę nuo leidimo jos atlikti konkrečioje vietoje. Ir tai nėra keičiamas dabartinis galiojantis teisinis reguliavimas iš poįstatinio, kaip mes vertiname vis tik. Taip pat 12 Aurelijos siūlymas. Dabar jau iš dalies 13 Raimondo ir siūlymas nepritarti. Aistrida, trumpai. Na, iš tikrųjų, čia kalbame ir apie radioaktyvias toksiškas medžiagas, kas liečia 11 straipsnio antrą dalį. Ketvirta dalis, tuo tarpu kalba apie visas medžiagas, tai yra suminė medžiagų kiekį, kuris, jeigu tuo atveju tai viršė 500 kubinių metrų, jis turi iš tikrųjų būti iškeltas į paviršių ir sutvarkytas teisės aktų nustatytą tvarką. Na ir dar specialistai atkreipia dėmesį, kad hidraulinio ardymo metu iš tikrųjų netgi tos medžiagos, kurios yra nepavojingos, jos paliktos žemės gelmėse, jos reaguodamos su kitais sluoksniais gali tapti radioaktyviomis. Todėl manome, kad būtinas iš tikrųjų tas 500 arba bent kažkokios tai atsvaros skaitinė išraiška, kuri mums leistų tada kontroliuoti tos procesus. Ačiū, dabar Raimondas kalba. Aš kategoriškai nesutinku, kad šitą jūs atmestumėte, kadangi mes žinome tą technologiją ir jeigu bus atliekamas hidraulinis sluoksnio ardymas, tai gali iki 50% šito ardymo skysčio likti žemės gelmėje. Ir jeigu ir vakar aš pasitiksliau, jeigu reiškiasi tarp 10 ir 20 tūkstančių kubinių metrų yra sunaudojama ir jeigu grįžta reiškiasi 50-60%, tai kažkas tai apie 4000 kubinių metrų gali likti žemės gelmėse. Tai jeigu mes šitą priimame, tai mes visi atiduokime, kaip sakant, įsivaizduokime, ką mes siūlome, tai iš principo yra uždaromas klausimas šito metodo taikymo Lietuvoje. Tai jeigu komitetas yra tam nusiteikęs uždrausti, tai mums čia nėra ko tada, reiškia, ir įvairių sąvokų vedinėti, viską daryti, tiesiog priimti trumpą Seimo nutarimą, kad hidraulinio ardymo technologija Lietuvoje draudžiama ir viskas baigėsi. Ačiū Aurelijos argumentų, nes jūsų paklausiau. Prisiminkime gerbiamo akademiko Motuzą pasisakymą, kad lieka net iki 70-80% ir dar daugiau gali likti, nebūtinai lieka, bet gali likti cheminių medžiagų. Tai mes tada išnekėkim, kad mes šituo procesu iš esmės naikinam savo giluminius, ir geriamo vandens ir kitus išteklius. Iš esmės mes užteršiam žemės gelmes. Tai mes labai aiškiai apsisprendėm, kad mes neleidžiam laidoti toksiškų medžiagų. Tai kas čia šiuo atveju, jeigu mes išimam tą ribojimą, ir taip aš manau, kad čia yra labai daug, aš buvau pasiūlysi tik tai 100 kubinių metrų, nes 500 kubinių metrų tai yra labai didelis. Mes ir šnekėjom, kad jeigu bus technologija,
technologija, kuri iš esmės nepalieka didesnės taršos toksinių medžiagų žemės gelmėse, tada ir bus galima išgauti tos kalbus. Ačiū, akademikas Motuzas. Nu, tie skaičiai tai yra ne mano, tie skaičiai iš Europos bendrijos apžvalgos, Europos parlamento užsakytas, kur pasakyta, kad žemės gelmėse lieka didžioji dalis, tai yra grįžta nuo 0 iki 75% įpumpuotų medžiagų. Ir jų palikimas gali veikti kaip geologinis veiksnys ir gali būti kaip taršos agentas veikti. Todėl kalba eina tik apie išsiurbimą tų medžiagų. Tai yra technologijos patobulinimą taip, kad jos ten neliktų, bet būtų iškeltos į paviršių ir apdorotos techninėmis priemonėmis. O tradicinio naudojimo tai neužkerta kelio, kadangi jiem reikia kiekiai 500 kubų yra pakankami. Jie didesniais kiekiais nedaro hidroplėšimo. Prašau, Raimondas, Ar galima? Aš pradžioje atsakysiu gerbiamam akademikui. Vakar irgi važiavo su manim 4 akademikai ir jie visi mano, kad jūsų yra tas teiginys nepagristas. Ir Mokslo akademija ketvirtadienį renkasi šitą komisiją, kurioje jūs irgi dalyvavot ir pasirašėte išvadas, ir jie pateiks Seimui ir vyriausybei, komisija pateiks savo Mokslo akademijos išvadas. O tą, kad jūs sakote, kad toksai nepakenks tradiciniai naftos gavybai, tai irgi pakenks, kadangi atliekamas toks pats sluoksnių ardymas ir tradicinėse naftos telkiniuose. Tai ten irgi supumpuojamas tam tikras yra skystis. Ir tą atlieka Minijos nafta, jūs puikiausiai žinote. Tai mes čia ne tik tai su šitą pataisą užkertam, bet kokią galimybę tik Lietuvoje atlikti hidraulinį sluoksnio ardymą, tuo pačiu mes niekada neturėsim galimybę įsitikinti, ką mes turime savo gelmėse arba neturime. Ir tuo pačiu mes dar užkertam kelią tradicinės naftos išteklių žvalgybą ir gavybą. Nu, jeigu mes turime, reiškiasi, tokią, kaip sakant, intenciją, tokį tikslą, kad apart to, kad absoliučiai neleisti pradėti skalūninių dujų žvalgybos Lietuvoje ir dar sutrukdyti tradicinę naftos gavybą, tai prašau, tada kurie už tai pasirengę, siūlau jums balsuoti, o aš turiu absoliučiai prieš jų. Mes čia su akademiku žiūrėjome, tikrai naftos neužkertam, nes iš tie 500 kubų yra normaliai, galima naudoti daugiau, bet palikti negalima daugiau. Raimondai juos gali siurbti. Gerbiamas pirmininkė, be akademiko Motuzos, toj komisijai dar buvo 9 akademikai ir jie kažkodėl turi kitą nuomonę. Kodėl mes susitarinom ant vieno akademiko? Paskutinis mano sakinys ir balsuom, jie pasiūlė komisiją keisti 7 įstatymus. Mes keičiame tik 2. Bet taip skaičiu. Čia užtenka vieno Seimo. Gerai, balsuojame. Kas už tai, kad pritarti Raimondo Paliuko siūlymui, prašom pakelti rankas. 4. Kas prieš? 4. Nepritarta. Sekantis Aurelijos pritarti iš dalies. Toliau, Raimondas Markauskas pritarti iš dalies. Tinka? Čia yra komiteto pateikta formula, iš tikrųjų dėl to, kad esantį susiteikiamą veiklą, nors buvo atkreiptas dėmesys, negalima greta esančių plautų, bet technologijos leidžia ir mes darom atiduodam, kas liečia tradicinį angliavandenilių iš tikrųjų, tai yra ne visai toks ir Tinka? Tinka? 16 siūlymas. Tas 4. 16 Raimondo siūlymas, išvadų rengėjai siūlo nepritarti. Skaitau tada trumpai komentaras. Kodėl po to Raimondas? Bendrasis pastebėjimas, kad nemato pagrindo pasiūlymo teikėjai, kad reikia išskirti atskirai sąvoką kaip išsklaidytuosius angliavandenilius ir nustatyti jiem atskirus reikalavimus, taisyklės ir visai kitokius, kaip sako, priemonės kontroliuoti tokių angliavandenilių. Tai mes manome, kad iš tikrųjų iš esmės gal pačių angliavandenilių telkiniai nesiskiria, bet gavybos būdai, patys angliavandeniliai nesiskiria, bet gavybos būdai, tai yra jų, reiškiasi, telkiniai skiriasi ir atitinkamai turi būti atskiros leidimo sąlygos, naudojimo sutarties įsipareigojimai ir kiti dalykai. Tai dėl to tai yra iš tikrųjų keliama esmė dėl mūsų projektų, kad jie susiję. Dėkoju, Raimondas. Na, tai aš irgi laikausi savo pasiūlymą, tada balsuoti. Gerai, akademikas norės įpildyti? Ne? Jeigu nėra kalbančių, tada ir šios
klausimą, siūlau balsuoti. Kas už tai, kad išvadų rengėjai siūlo nepritarti siūlymui, prašome. Kas siūlo nepritarti? Galima balsuoti. Tai kas už tai, kad pritarti šiam siūlymui, Raimundo pakelkit ranką. 4, kas už tai, kad nepritarti? Nepritarta. Aurelijos pritarti esmės, viskas. Išvadų parengtų, pritarta, balsuoti dėl visų projektų nebūtinam, nes po svarstymų balsavimų. Galima dabar tokia Prašau, replika. pabalsuoti. Aš tada, kadangi čia matau, yra labai daug žygaitiškių atstovų, yra visuomeninių organizacijų atstovų. Vakar, grįžtant mum iš Lenkijos, šitų akademikų, reiškia, kurie dalyvavo to išvyko ir tos mokslo akademijos komisijai, tai akademikas Vilimas, akademikas Jotkazis, akademikas Beliulis ir akademikas Grigelis. Reiškia, jie siūlo, kad mūsų komiteto nariai, reiškia, mokslo akademijos komisijos nariai, organizuotų susitikimą Tauragės rajono savivaldybėje, dalyvaujant, reiškia, visuomenės atstovam, bendruomenės atstovam. Mes pasakytume, kokius mes turime naujus duomenis, gerbiamas Motuzą apgintų savo poziciją. Ir, kaip sakant, pagrindinė klaida, kodėl čia gaunasi tas, kad reiškia, kad gerbiamam Kubiliui pasakysiu, kad ankstesnė vyriausybė nepasiruošė tam konkursui, neinformavo visuomenės, rėmėsi pasenusių poveikio aplinkai vertinimu, tai dabar mums tos dalykus reikia atsukti, kaip sakant, reikia visuomenę supažindinti ir žinoti, kokios yra grėsmės, kaip tas grėsmės pašalinti. Ir mes visi, Lietuvos piliečiai, mes gyvename Lietuvoje, žemės gelmės yra valstybės ir jos piliečių nusavybė. Ir mes, būdami Lietuvos piliečiai, kiekvienas turim teisę žinoti, kas yra mūsų gelmėse. Ir nieks negali, nei vienas gerbiamas akademikas, nei kitas negali to klausimo kvestionuoti. Atsiprašau, tai yra valstybės ir jos piliečių teisė žinoti. Visi kvestionuoja. Papildysiu, ką jūs sakėte, bet tą ne tik tai savanorių reiks daryti, bet priėmus poveikio aplinkai įstatymą privalomai reiks daryti. Bet tik nežinau, kodėl ten važiuos akademikai agituoti. Aš galvočiau, kad pirmiausia investorius turi važiuoti ir agituoti juos. Nes įstatymas privalomai šitą numatyti. Ir tarybas ir viską įtikės. O poveikio aplinkai vertinimą, tai mes visi pritarėm, kad prieš žvalgybą jis yra būtinas. Ir bendra Lietuvos įstatymų nustatyta tvarka. Niekas šito nekvestionuoja. Tai kaip tik tai reiks padaryti. Gerai, įstatymas antras. Man atrodo, jo daugiau mes žmonės informuosim, to visiems bus geriau. Tai kodėl to nedarot? Sutinku, Raimundai, kuo daugiau informacijos, kuo geriau valstybė. Antras įstatymas poveikia aplinkai, yra viena pataisa, taip, teisės departamentas siūlo. Pastabas, kad neapibrėžta pagrindiniam žemės gelmių įstatymas, kas tai yra paieška ir kas tai yra žvalgyba. Taip pat jie sako, kad tiesioginiai ir nuotoliniai yra tyrimai. Ir dar vienas sako, ar nereikėtų ir ar parašyti, jeigu norime ir žvalgybai, ir gavybai. Gerai, tai čia yra tikrai pritarėm, net sakykam pritarėm. Atsižvelgėme mes į šitas pastabas ir kadangi pagrindiniam žemės gelmių įstatymą apibrėžėte savoką, kas tai yra tyrimas, ir išskyrėte tiesioginį tyrimą, į kurį įeina ir paieška, ir žvalgyba. Tai tada siūlome suformuluoti atsižvelgiant į ponios Stančienės ir Teisės departamento, kad tai būtų išsklaidytųjų angliavandenilių tiesioginis tyrimas ir ar gavyba. Ir tai būtų privaloma. Tas atsiradimas ir ar skliausteliuose. Aš žinau dar iš projektavimo laikų, kad paskui yra taikoma taip, tai jeigu tiesioginio tyrimo metu buvo atliktas pavas, tai tada jau gavybos metu nebereikia, nes ar atsiranda žodelis. Tai aš manau, kad žodelis ar tai yra tai, ko mes iš esmės vengėme, nes mes sakėme, kad pavas turi būti atliktas ir toje stadijoje, ir toje stadijoje. Tai aš tiesiog siūlyčiau, kad žodelio ar atsisakyti. Ne, kaip tik labai. Ne. Tai kai rašai tiesioginės tyrimas ir gavyba, tai reiškia, kad ir tam, ir tam. Arba galima nedėti ir, o dėti kablelį. Tiesioginis tyrimas, kablelis, gavyba. Bet jeigu rašome ir skliausteliuose ar, tai tada atsiranda galimybė arba ten. Privalomumas dingsta privalomumas. Čia dabar jie netėjo, jie kitus komitetus nuėjo dėl teritorijų.
Bet jie kaip tik ir sako, kad jeigu jūs neparašote ir ar, tai reiškia, kaip ir sudedami į vieną vietą, gali būti pareikalauti tik vieno pavo bendrai ir žvalgybų ir dailininkų. Siūlau balsuoti. Teisės depas siūlo įrašyti žodelį ar. Kas už tai pritarti Teisės departamentui? Žinoti, kaip mes nubalsuosim, kad tikrai būtų galima įsivaizduoti tam ir tam. Jie išaiškino, kad būtent taip ir bus. Ir tai Jeigu rytoj Prašau, opozicijos lyderiai. Tai aš skaitau Teisės departamento išvadą pirmos pastraipos pabaiga. Yra labai aiškiai pasakyta, kad išlaikytojų angliavandenilių gavyba ir žvalgyba nėra apibrėžta įstatyme. Pas mus nelieka. Mes nelieka, pirmininkė. O kas? Lieka tiesioginis tyrimas, kuris yra apibrėžtas. Yra įstatymą. Balsuojame, kas pritarti Teisės departamento išvadui palikti žodelį ar, prašom pakelti ranką. Bendro sutarimas. Toliau yra opozicijos lyderių ir Seimo nario Kreivio siūlymas. Prašau, pristatykite. Tai aš manau, kad čia panašų dalyką mes kėlėm, aš ir per posėdį kėliau, kad taip kaip buvo suformuoluota žvalgyba nėra apibrėžta ir tai apima labai platų spektrą dalykų ir veiksmų, tame tarpe ir kartografinius, aplinkosinius ir kitus dalykus, ar elementarius geologinius tyrimus, kurie Lietuvoje visur daromi be poveikio aplinkai vertinimo. Tuo tarpu, kiek suprantam, didžiausią susirūpinimą kelia angliavandenilių žvalgybai daromi giluminiai gręžiniai. Tai natūralu, kad jiems galėtų būti taikoma poveikio aplinkai vertinimo procedūra, bet tokiu atveju, kiek mes kalbėjomės su ekspertais, tai reikėtų rašyti ne į pirmą priedą, o į antrą priedą, kur ir dabar jau buvo numatyta giluminiai gręžiniai, kur daroma poveikio aplinkai vertinimas per atrankos procedūrą. Ir yra numatyta, kad giluminiam gręžiniam, geoterminiam vandens tiekimo, mineralinio vandens gavybai tokie poveikio aplinkai vertinimo procedūra turi būti taikoma. Tai mes paprasčiausiai čia prirašėm angliavandenilių žvalgybos. Prie tų pačių, taip sakant, giluminių gręžinių visos kategorijos. Bet tai yra ne pirmo priedo, o antro priedo reikalas. Čia tik toks yra. Ačiū, kolega. Mes dabar tiesioginis tyrimas, tai kaip tik tai iš ties jūs teisus, negalime išrausti tos pirminės žvalgybos. Tiesioginį tyrimų sąvoką numato, kad jau tiesioginį gręžimą. Tai va čia mes išvengiam šitų visų, kas tai yra per daug. Taip. Tiesioginis fizinis poveikis žemės gelmėms. Prašau. Trumpai aš galiu pasakyti, kodėl buvo pasiūlymas įrašyti poveikio aplinkai vertinimą kaip privalomą į pirmą priedą. Būtent todėl, kad per atranką labai dažnai yra išvengiama poveikio aplinkai vertinimo. Ir šitas atvejis beje lygiai taip pat parodo. Ir dabar tame antrame priede buvo. Ir buvo galima reikalauti poveikio aplinkai prieš konkursą. Bet kaip matote, niekas neskelbė ir net atrankos niekas nedarė. Tai dėl to ir sakėm, kad privalomai reikia rašyti į pirmą priedą. Prašau, kolega Andrė. Aš tai nesuprantu logikos, kadangi tai traukia, pavyzdžiui, tos pačius seisminius tyrimus, kurie daromi Lietuvoje pačioje pradinėje stadijoje. Tai kodėl seisminiai tyrimai, kai tyriama yra nafta, tai jiems nereikės poveikio aplinkai vertinimo, o kai tyriama išlaikyti angliavandeniliai, tada reikės. Tai aš nematau čia logikos. Tai už tai mūsų siūlymas ir buvo, kad įrašyti visus angliavandenilius prie tų gręžinių, kurie jau dabar yra daromi tyrimai, jeigu reikalinga, jeigu manoma, kad reikalinga poveikio aplinkai vertinimo, ten prirašyti prie mineralinio vandens gręžinių, prirašyti gręžinius angliavandenilių tyrimų. O dabar čia kažkokiu būdu skalūniniam dujom bus daromi tyrimai, naftai nebus daromi tyrimai. Bet čia kalbam, jūs neklaidinkit, kadangi tiesioginis tyrimas apima labai daug. Jūs paskaitykit, kas parašyta įstatymą. Gerai, to perskaitykime. Tai perskaitykim, kas ką tai apima. Tai kasimas, gręžimas, sprogdinimas, virkasių ar fizikinių laukų generavimas, mėginių ėmimas. Tai viskam tam, bet kokiam pajudėjimui, skalūninių dujų atžvilgių jūs taikysite poveikio aplinkai privalomą vertinimą. Tuo tarpu naftos paieškoje, kai daromi seisminiai tyrimai, niekas nedaro jokio poveikio aplinkai vertinimo, nes tai yra elementari procedūra. Tai kokiu būdu dabar čia padarom šitoj vietoj. Todėl tai mūsų siūlymas pakankamai diskutuotas, man atrodo, kaip tik išsprendžia problemas, kad
taikom poveikio aplinkai vertinimą visiems angliavandeniliams, bet taikom tuo atveju, kai yra daromi gręžiniai ir kai manoma, kad iš tikrųjų atrankos procedūra parodo, kad iš tikrųjų toj vietoj reikia daryti poveikio aplinkai vertinimą. Ačiū. Aš irgi palaikau tą mintį, kad jeigu seisminiam darbam, kurie yra elementarūs geologiniai tyrimo darbai, kur išgręžiami 30 metrų ten maksimum gręžinukai, jeigu mes kiekvienam tokiam darysime poveikio aplinkai vertinimą, tai aš čia nežinau, iki ko daisim. Ir aš turiu gerbiamam Gediminui vieną klausimą. Tai jeigu gręžiamas atraminis gręžinys, geologinė informacija surinkti iki 2 km gylio ir iki 2,5, reikia jam daryti poveikio aplinkai? Ne, nes tai yra tyrimas, o ne tyrimas naudingų išteklių. Tai matote, mes patys save varom į kampą ir įdedam prieštaravimus. Nes kai daromi tyrimai naudingų išteklių gavybai, tai daromas hidroplėšimas ir kiti bandomieji darbai. O kai daromas struktūrinis gręžinys, tai įmamas kernas ir viskas. Tyrimuose nedaromas plėšimas, tik tai žvalgybai darimas. O tyrimuose, aš iki vakar irgi buvau, mačiau, kaip ten yra. Įmamas, reiškia, tie mėginiai įmami ir po to spręs, ar daryti plėšimą ar ne. Ir ten nereikia jokio poveikio aplinkai. Vertinimas turi būti, kaip ir mes savo pataisai sakėm, žvalgybai ir gavybai. Atskiri 2 vertinimai. Ir čia yra pakankamai stiprus saugikliai. Bet čia, jeigu mes norime būti šviesesni už popiežius, mes čia sutvarkysim visą geologinę, reiškia, žvalgybą Lietuvoje ir visą tyrimą. Žiūrėkit, aš taip suprantu, kad Kubilius pats labai čia viską mums sumakalavo. Iš esmės jis pasakė, kad nereikėtų dėti išsklaidytųjų angliavandenilių, kad reikėtų dėti absoliučiai visus, taip, ir angliavandenilius ir geocheminius, o mes paėmėm išsklaidytusius angliavandenilius būtent todėl, kad tai susijęs su hidrauliniu vertinimu. Dabar kodėl mes šnekame apie tai, kad reikėtų ir žvalgybai ir gavybai, arba tiesioginiam tyrimam ir gavybai reikėtų atlikti PAVą, tai yra vienintelis būdas užtikrinantis visuomenės bent dalinį dalyvavimą priimant sprendimus. Tada visuomenė yra supažindinama, yra daromi visokie svarstymai, visuomenė dalyvauja. Ir nevyksta taip, kaip dabar, jei už nugarų premjerė, jūsų vyriausybė priiminėjo sprendimus visuomeniai, bendruomeniai už nugarų. Tai mes norime, laukit, aš čia atėjau tik politikuoti, nežinau, ko jūs atėjo. Nes politiko duona, iš politikos mes gyvenam. Tai aš noriu pasakyti, kad politikuojant, be abejonės, mes šnekėjome apie tai, kad PAVas yra privalomas tam, kad įtraukti bendruomenės ir kad priimti sprendimus kartu su jomis. Ir kadangi tai apima tik tai išsklaidytusius angliavandenilius ir hidraulinio ardymo technologijas, tai aš manau, kad iš esmės mes neturėtumėm čia nueiti į vandenis ir į miškus, mes turėtumėm šnekėti taip, kaip mes tik prieš tai nubalsavomėm ir pritarėm. Ačiū. Ne, vis tiek reikia truputį, man pasipūrė, aš akademiką kreipiuosi. Iš ties, ką sakė Raimundas, aš nesutiksiu, jeigu ten su tą papursit reikia PAVos. Tai tada yra perviršis. Arba tą padaryti laikiną tą bumtelį, kad Andriau, tu fizikas, kaip tai vadina? Seisminė. Tikrai yra perviršis. Aš sakyčiau, turi būti tik gręžimas, reiškia, tam reikalingas PAVas. Prašau, Rasa, man paaiškinti. Aš norėčiau pasakyti, kad pradinis pirmininko pasiūlymas tai registravo buvo hidrauliniam ardymui, kadangi mes kiek girdėjome iš Europos komisijos narių ir iš klimato ir aplinkos, jie mums pasakė, kad ruošiami direktyvos pakeitimai ir yra ruošiamas tik šių metų pabaigoje priimti hidrauliniam ardymui privalomą poveikio aplinkai vertinimą. Bet kadangi, reiškia, mes bandėm prisitaikyti prie šito įstatymo terminologijos, ten punktai yra gavyba ir tik tai tas hidraulinis ardymas netiko įrašyti. Tai gal tada sugrįžti prie hidraulinio. Aš siūlyčiau grįžti prie to, Pauliau. Aš pilnai pritariu, jeigu mes pradėsim žiūrėti pagal tai, kaip čia mes kažką parašėm ir prarasim esmę, reiškia, su vandeniu kūdikį išpilsim, tai iš esmės yra blogai, nes visi pritarė, sėdintis prie stalo ir fanai, ir oponentai, skalūnų, kad hidrauliniam ardymui yra reikalingas PAVas, tai visi pritarė, tai taip ir parašykit, o prie savokų nesikabinkit. Ačiū pavaduotojui už pagalbą, tada siūlau Andriaus Kubilių pritarti iš dalies ir suformuluoti, kad kaip ir buvo anksčiau. Tai gal galima tada pritarti taip, kad išsklaidytų angliavandenilių žvalgybai ir gavybai
naudojant hidraulinį ardymą. Taip. Tai čia visiškai ne Kubiliaus pasiūlymas. Tai čia aš Nu, panašus. Ne, palaukite, iš esmės ne, nes jisai šneka apie gyvulinius krepšius, geoterminius vandens tiekimus ir taip toliau. Andrius kalba. Tai aš noriu perskaityti dabar. Dabar galiojantį įstatymą. Opozicijos lyderis. Dabar galiojantį įstatymą antrą priedą, kuriame yra numatoma atranka poveikio aplinkai. Sąrašas. Ne, tai aš kalbu minutėlę. Tai dabar antrajame priede noriu pacituoti, kaip skamba įstatymas. 2-5 punktai. Tai yra poveikio aplinkai vertinimas per atrankos procedūrą yra taikomas giluminių gręžinių, toliau skliaustai, geoterminių vandens tiekimo, mineralinio vandens gavybos ir kiti išskyrus gręžinius skirtus grunto stabilumui tirti įrenginius. Tai viskas yra pasakyta, išskyrus, kad trūksta žodžio angliavandenilio žvalgybos. Tada siūlau balsuoti už tai, toks variantas, koks ir buvo praeitiniam perskaityti. Arba toks kaip šiandien, kablelis taikant hidraulinio ardymo technologiją. Bet man tas žodis... Pradinis buvo išsklaidytų angliavandenilių hidraulinis Žvalgyba ir gavyba. Ne, pats pirminis. Ne, tai buvo tas mūsų pasiūlymas. Žvalgyba ir gamyba. Žvalgyba ir gavybai taikyti poveikio aplinkai vertinimą. Tai čia yra... Bet tai jūs apimat ką reiškia žvalgyba? Tai neapima visas žvalgyba. Nuo kartografijos iki kosminių... Nėra apibrėžta. Palauk, žiūrėk, turėtų būti tikrai taip, išsklaidytųjų angliavandenilių tiesioginiai tyrimai ir gavyba, kai naudojama hidraulinis veršimas. Nu tai tą patį. Akademija. Bet pirmininkė, Hidraulinio ardymo technologija. Įdedam žodelį hidraulinio ardymo. tai tada pirmininkė atkreipiu dėmesį, tai turi būti štai pirmą priedą, o ne antrą priedą. Koks buvo mūsų pasiūlymas už Gerai, jeigu į priedą nesvarbu, svarbu, kad... Svarbu esminis dalykas. Bet kolegos, mes Balsuoj. tvirtinam iš klausos, tai aš pritariu tą, ką pasakė Aurelija, bet labai tiksliai, kablelis kai taikoma. Taip. Jeigu netaikoma, tai ten gali mažas su tom sąlygom. Raimondai, balsuojam, kas už kokį siūlymą, prašome. Ačiū bendru sutarimu, klausimas baigtas. Bet jūs pasiaiškinkite teisiškai. Pasiaiškinsim teisiškai. Už rytą nustatome. Ačiū visiems, kurie dalyvavo.